Sveiki, čia Mindaugas ir tinklalaidė Šventas laikas. Ir šiandien noriu pakalbėti apie Jėzaus santykių krizę. Aišku, Jėzus visą savo gyvenimą buvo didžiąją dalimi nesuprastas. Daugybė, jeigu ne dauguma, jį supusių žmonių nesuprato jo. Ir Jėzus, iš tikrųjų susidūrė su dideliu iššūkiu, kalbant apie santykių gylį, kiek žmonės galėjo giliai leistis, arba kiek Jėzus galėjo giliai leistis į santykius su žmonėmis. Bet Getsemanės sode, paskutinėmis Jėzaus viešo tarnavimo ir gyvenimo šitame pasaulyje dienomis, Getsemanės sode Jėzus išgyveno tą tikrą santykių krizę, kada Judas pasirinko Jėzų išduoti. Tai buvo viešas ir oficialus ir labai matoma išdavystė ir matoma santykių krizė ir matomas, toksai atsiskyrimas, ar ne, mokiniai, kad ir jie kaip suprato, kaip nesuprato, visą laiką buvo su Jėzumi, bet čia vienas mokinys ėmėsi iniciatyvos ir ėmėsi vadovauti santykiams, galima sakyti, bandė užimti Jėzaus vietą arba Jėzumi, taip ir tiesiai šviesiai galbūt Jėzumi sumanipuliuoti, įgyvendinant savo iki galo Biblijoje net neapreikštus ketinimus. Iki galo ir nesuprantame, ką Judas iš tiesų norėjo tai padaryti, bet jisai turėjo sumanimą savo širdį. Tai čia viena tokia santykių krizė, bet apie kurią norėčiau labiausiai pasikalbėti šiandien, tai apie santykių krizę tarp Jėzaus ir tarp Dievo. Tai nėra tokia santykių krizė, kurios centre yra nuodėmė, nuodėmingi veiksmai arba klaidingi pasirinkimai, bet Getsemanės sode Jėzus turbūt arčiausiai priartėjo prie arba giliausiai išgyveno įtampą tarp Dievo karalystės ir tarp, ką reiškia gyventi kaip žmonių karalystėje, tarp Dievo valios ir tarp žmogaus valios. Ir Getsemanės sode šiandien pacituosiu Morkaus Evangeliją. Sako, kad Jėzus atėjo Getsemanės sodą, pasiėmė ir mokinius. Čia 14 skyriuje nuo 32 eilutės. Pasiėmė mokinius kartu, bet iš tų mokinių pasiėmė 3 mokinius. Petrą, Joną ir Jokūbą. Ir sako, pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi. Ir mokiniams jis pasidalino apie tai, kad sako, mano siela mirtinai nuliūdusi, pasilikite čia ir budėkite. Ir tada Jėzus paėjęs toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima, jį aplenktų toji valanda. Jėzus žinojo, kokia valanda jo laukia ir mes visi žinome, kad Jėzus atėjo, tai buvo Kalėdos, ar ne? Jėzus gimė į šį pasaulį, pragyveno daugiau nei 30 metų ir dabar atėjo to valanda, dėl ko Jėzus gimė į šį pasaulį. Jisai į šį pasaulį atėjo kaip žmonijos gelbėtojas ir turbūt amžiams liks kaip vienas iš labiausiai nesuprastų savo kartos žmonių, įsikūnijęs Dievas, bet gyvenęs kaip žmogus. Jis buvo ne tai, kad atmestas, nepripažintas kaip kokie nors, menininkai, kurie savo kartos yra nepripažinti, bet paskui jų paveikslus žmonės perka leisdami milijonus. Tai Jėzus ne tai, kad nebuvo pripažintas, jisai buvo atmestas, nužudytas, nukryžiuotas. Tai Jėzus žinojo, kas jo laukia ir jisai sako mokiniams, mano siela mirtinai nuliūdusi, bet pasilikite čia kartu, budėkite su manimi, Jėzui reikia žmogiško palaikymo. Ir Jėzus meldėsi Dievo, kad jei galima, tegul ši taurė arba toji valanda Jėzų apleidžia, tai yra aplenkia. Ir čia mes kalbame apie tą tokią įtampą santykiuose, ar ne? Visi žinojo, koks yra susitarimas ir staiga Jėzus jaučia trauką nebesilaikyti savo susitarimo pusės. Tėvas, viskam vadovauja, bet sūnus, kuris pagrindinis yra veikėjas viso šito projekto, jis pradeda abejoti arba pradeda jausti viduje įtampą bei norą eiti į kitą pusę. Ir šiandien aš noriu pakalbėti apie maldą Jėzaus, kuri labiausiai turbūt ir atskleidžia, nors jinai labai trumpa, vos keletą sakinių, bet turbūt labiausiai atskleidžia tą dramą. Bet ne tik tai atskleidžia tą dramą, kurią išgyveno pats Jėzus savo viduje, bet šita malda
apnuogina ir tą dramą, kurią išgyvename daugelis iš mūsų, jeigu ne kiekvienas žmogus, kuris rimtai priima santykius su Dievu, nori gyventi šitame pasaulyje ne paviršutiniškai, lengvabūdiškai, bet pilnai į jį įsitraukęs. Ir jisai susiduria neišvengiamai su tuo, su kuo susidūrė Jėzus. Ir čia jo malda. Morkaus Evangelija, 14 skyrius, 36 eilutė. Jėzus meldėsi, Aba tėve. Kitas vertimas būtų mano tėve. Čia yra tas žodis Aba toks, skirtas pabrėžti, jis buvo naudojamas, kalbant apie šeimos santykių, tarpusavio santykius. Ne taip kaip tėvė, ar ne, kaip pavyzdžiui, koks nors varguolis kreipiasi į kokį nors didiką. Tėve, ten padėk mums, nes, žinai, mes gyvenam iš tavo malonės, tavo laukus dirbame ir jeigu tu nenumesi man kokio nors skatiko, arba jeigu neparodysi malonės, tai man niekas daugiau neparodys malonės. Tai vat, tėvas yra toksai lyg ir kreipimasis į labai aiškiai subordinaciją. Aš esu mažesnis, tu esi tėvas, aš esu nuolankus tavo tarnas. Tai kai Jėzus sako Aba tėve, jisai kalba labiau nepabrėždamas, šie žodžiai atskleidžia ne kažkokią labai aiškę hierarchiją ir Jėzaus subordinaciją, bet greičiau atskleidžia tą tokį santykį, šiltą santykį, kuris egzistuoja ir kuris turėtų egzistuoti tarp Dievo ir tarp kūrinių. Bet čia tiek jau to, tokia įžanga, jisai sako, Aba tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo mane šitą taurę, tačiau tebūna ne taip, kaip aš noriu, bet kaip tu. Šita Jėzaus malda dažnai yra naudojama kaip toks klasikinis pavyzdys susitaikymo su Dievo valia. Dieve, žinai, jeigu yra įmanoma, tegul nenutinka man šitas dalykas, bet tebūnie tavo valia. Ir atrodytų, Jėzus taip sugeba vos keletų žodžių pasakyti esmę tos kovos, kurią jaučia žmogus. Bet tie žodžiai ir atskleidžia šitie Jėzaus žodžiai atskleidžia tą įtampą, kuri persekioja ne vieną tikintįjį. Pirmieji Jėzaus žodžiai, aišku, Aba tėve, mano tėve, tai parodo, kad Jėzus neateina pas Dievą kaip pas kokį tai, viršininką prašydamas, ir pilnai atsiduodamas jo maloniai, nežinodamas, ką jisai gali jam pasiūlyti ir ar jo prašymas bus išklausytas. Jis ateina į labai šiltą santykį. Bet jisai pasako, čia Jėzus labai svarbų dalyką. Jisai sako, mano tėve, tau yra viskas įmanoma. Tai noriu, kad čia akimirkai pagalvotumėt, akimirkai susimastytumėt. Dievas, Jėzus meldžiasi tėvui ir Dievas yra tas, kuris kiekvieną akimirką turi begalę pasirinkimų. Kiekviena sekundė, kiekviena akimirka, kiekviena diena Dievo gyvenime, kiekviena jo gyvenimo diena ateina su neribotų kiekių pasirinkimų. Ir čia Jėzus sako, žiūrėk, tėve, tau viskas įmanoma. Tu viską gali padaryti. Ir aišku, kontekste Jėzaus, tuoj Jėzus bus išduotas, tuoj bus nukryžiuotas ir mirs kankinio mirtimi. Ir čia Jėzus sako, tėve, tau viskas įmanoma. Gali nutikti taip, kad pilotas susirgs roto virusu ir negalės priimti pas save žydų vyresniųjų ir negalės teisti Jėzaus. Tokiu būdu visas žydų vyresniųjų planas nueitų per nieką. Nežinau, vyriausiai kunigą gali ištikti infarktas. Dieve, tau viskas įmanoma. Ir staiga ta galva, kuris sprendžia Jėzaus likimą, miršta, jinai pasitraukia ir visi išsibarsto, nes nebėra jos vienijančios tokio, genijaus, vienijančio prieš ir suburiančio juos visus prieš Jėzų. Tai vyriausiasis kunigas gali mirti, yra senas, nuo širdies infarkto. Nežinau, žydų vyresnieji, Sinadrionas gali taip susipykti vienas su kitu,
kad pasiūsti vienas kitą į skirtingas pasaulio pusės ir visi tie planai gali subliūkšti. Ir Biblijoje mes matėme, kiek daug tokių situacijų ir buvo, kai priešai vienas kitą ėmė žudyti ir jų planai naikinti arba užpulti Dievo tautą nuėjo per nieką. Ir Jėzus sako, tėve, tau viskas įmanoma. Ir mes ateiname pas Dievą ir mes lygiai taip pat ateiname pas Dievą ir ta tokia mintis, jinai gali kelti įtampą. Dieve, tau viskas įmanoma. Tu gali karą pabaigti, jeigu norėtum per akimirką. Aš jaučiuosi vienišas, tu galėtum surasti man vyrą, surasti žmoną, draugą. Tau viskas įmanoma. Tau nėra neįmanomų dalykų. Norėčiau geresnių namų, žinai, tau viskas įmanoma. Galėčiau juk laimėti aukso puodą. Tau viskas įmanoma. Mano vaikai, aš su jais nesutariu, jie pikti, nesitvarko kambarių. Dieve, tau viskas įmanoma. Tu galėtum juos kažką ten padaryti, jų galvose ir jų širdise, jie taptų tvarkingi, ištikimi, geri, mano sutuoktinis manęs nemyli, nesupranta mano poreikių, kaip aš jam aiškinu ir sakau, kaip viskas turėtų būti, bet ne, jisai renkasi taip, kaip jam atrodo. Tėve, tau viskas įmanoma, tu galėtum padaryti tai, bet ką tu užsigeidi, ką tu norėtum. Ir viskas, čia toks, Jėzaus malda tokia yra, galima sakyti, atsiremama į Jėzus, atsiremia į Dievo valią, kad Dieve, tau viskas įmanoma. Aš esu sunkioje situacijoje, kokia jinai bebūtų. Egzaminus dabar abiturientai laiko ir turbūt pas Dievą kyla ne viena malda. Dieve, tau viskas įmanoma. Aš galiu bilietą ištraukti tą, arba ten, žinai, tema bus tokia, kurią aš moku, kurią esu pasiruošęs. Tau viskas įmanoma, kad aš staiga viską prisiminčiau. Ką skaičiau. Prisimenu, vienas iki bažnyčioje buvo taip, kad pastorius vienas iš kito miesto turėjo atvažiuoti. Ir jisai neatvažiavo, nebepamenu kokios priežastys, ir mes kalbamės su bažnyčios vyresniaisiais, ką daryti. Tuo metu labai svarbu, mes dar buvom jauni, žinai, tas pamokslas, ten bažnyčios susitikimas savaitgalį buvo reikšminga, ir dabar yra išlikę reikšminga bažnytinio gyvenimo dalis. Ir aš prisimenu, kad aš kažkaip tai ėmiausi iniciatyvos, gerai, aš pamokslausiu, kažkaip tai gimė mano širdyje tikėjimas, kad gerai, aš užpildysiu tą spragą. Ir prisimenu, mes meldžiamės, taip Dieve padėk, ir man taip nusileidžia pamokslas. Mintis tokios, kažkur kažką skaičiau, kažkur vėl skaičiau, kažką tyrinėjau, bet niekada nemačiau to ryšio ir atrodo Dievas taip paėmė su siūlu ir adatas susiuvo viską į vieną kažkokią tai ryšlę mintį. Kažkas, dar netgi dabar prisimenu, tai buvo prieš daugiau nei 20 metų, kažkas ten iš pranašo Jezekėlio, kažkas iš pranašo Jezekėlio knygos, tą gerai atsimenu. Tai Dievas padaro tos stebuklus ir sakau, daugybė studentų turbūt meldžiasi to paties, Dieve, prašau to stebuklo, susiūk dalykus, kad aš rašinį parašyčiau rišliai, kad tema, kuri bus man paskirta, arba užduotis, kad man tiesiog viskas, ir aš pažadu visą laiką ateiti mokytis ir rimčiau žiūrėti į mokslus. Bet situacijų gali būti labai įvairių, žmogus gali sirgti, pora gali būti ant skyrybų ribos, žmogus gali gyventi su kažkokiu nepasitenkinimu, ieškoti geresnio darbo, santykiai darbe gali netenkinti ir mes ateiname pas Dievą su tą mintim, Dieve, tau viskas įmanoma, tu viską gali padaryti, jei nori. Tau viskas yra įmanoma. Ir Jėzus labai aiškiai pasako čia šitoj vietoj, Dieve, tau viskas yra įmanoma, atitolink nuo manęs šią taurę. Ir Jėzus čia sako, Dieve, tau viskas įmanoma, ar gali išpildyti mano valią? Tau juk viskas yra įmanoma, išpildyk mano valią. Ir aš kaip čia minėjau ne vieną pavyzdį, bet ir jūs turbūt savo gyvenime turite labai aiškius, netgi dabar galbūt turite labai aiškius prašymus, su kuriais ateinate pas Dievą, suvokdami, kad jeigu Dievas norėtų, kaip jis išspręstų jūsų situaciją.
Bet ne, jisai leidžia jums čia kankintis, aimanuoti ir galvoti, reikia taupyti pinigus, reikia skaičiuoti kalorijas, reikia, žinai, skaityti knygas, reikia investuoti į asmeninį augimą, reikia eiti pasivaikščioti. Reikia daugybę dalykų daryti tam, kad pasiektum kažką, bet viskas yra įmanoma viskas yra Dievo rankose, jis juk galėtų paimti, spraktelėti pirštu ir kažką tai padaryti, įgyvendinti mano valią. Ir čia aš manau, kad čia yra ta krizė Jėzaus tarpusavio santykių su Dievu, bet šitoje krizėje kai kurie iš mūsų praleidžiame, nežinau, didžiąją savo gyvenimo dalį. Dievo valia kažkokia, tai Dievas viską gali, bet atrodytų, kad Dievas kažką tai nusprendė daryti taip, kaip jisai nusprendė. Ir mano malda gali būti labai dažnai tiesiog bandymas, kadangi Dievas yra visagalis, jis gali daryti, ką nori, yra bandymas, kad Dieve, tai mano valia, aš ateinu su savo valia, Dieve, tau viskas yra įmanoma, gali išpildyti mano valią, juk tau viskas yra įmanoma. Tai čia toksai pirmas, aš galbūt šiandien noriu padalinti tą tokį savo pasidalinimą į tokius tris žingsnius. Ir pirmas yra toksai žingsnis, yra, kad būtų mano valia. Būtų gyveninta mano valia. Ir aš ne tik tai santykiuose su Dievu arba maldoje, tai matau, mes čia dalyvaujame programoje, kas sekate mane Facebook'e, arba aš turbūt ir esu pasidalinęs čia per YouTube kanalą. YouTube kanale esu kalbėjęs apie tai, mes dalyvaujame, mūsų šeimos centras dalyvauja programoje, kurio trumpinys yra DOFE, tai yra Duke of Edinburgh. Tai yra tarptautinė programa, kur jaunimas dalyvauja 3 lygių, tai yra bronzos, sidabro ir aukso lygiuose. Ir kiekvienas, jie turi savo ten tikslus, jie jų siekia metų bėgyje ir pabaigoje yra kvalifikacinis žygis. Į tą žygį jie išeina, kiekvienas lygis, pirmame lygyje tai yra 2 dienos, antrame 3, paskui 4 dienos. Ir jie išeina be telefonų, jie turi pasirūpinti viskuo, ko jiems jų manimų reikės. Per visas tas 3 dienas, jie patys pasidaro maršrutą ir jie išeina į tą žygį. Aišku, mes kaip vadovai prižiūrime juos, yra tam tikri taškai, kur jie turi ateiti, tam tikrą valandą, jie patys tą maršrutą susidėlioja, mes stebime, ar jie ateina, ar viskas jiems gerai, tai nėra taip, kad tiesiog paliekami tie vaikai. Bet dažniausiai, kas būna prieš išeinant į šitą žygį, tie, kas drąsesni, jie sako, galima neit. Ta prasme, jie supranta, kad mūsų galioje, bent jau taip teoriškai, aš suprantu, kad tada, jeigu tu neini, tada iškrenti iš tos programos, bet bent jau teoriškai jie ateina ir sako, žiūrėk, jums viską galit padaryti, ar galima tiesiog neit? Nes aš suprantu, kvalifikacinis žygis, ta prasme, nuo jo priklausys, ar tą programą tu pabaigsi ar nepabaigsi, yra nerimo, ar viskas čia bus gerai, ar viskas čia pavyks. Ir šią savaitę ėjo mūsų jaunimas, vienėjo per tokį vėją, žinai, atrodo kaip kokie vargdieniai, nuolatiniam pasipriešinime ir lietaus šuorai, žinai, tėvai pergyvena ar nebus sulyti. Vakar ėjo kita komanda, žinai, turėjo palapinę statytis per lietų, pamiršo, atsinešė dujas, kad galėtų valgyti, pasidaryti, o pasirodo, nėra dujų, jie nepatikrino prieš tai, ar yra tos dujos, ar nėra, turėjo kurti laužą, ta prasme, iššūkių krūvos. Bet tos programos tikslas, tai ir man jinai to patinka, tai jaunimą mes mokome, yra mokomas tos savarankiškumo ir atsakomybės. Bet žmonės, jaunimas prieš tai dažnai, nenoriu, kaip būtų gerai, kad kažkas ateitų, kuris turi galią. Ir sakytų, gerai, nenori eiti, tebūnie tavo valia, mes sutvarkysim visą kitą, bet reikia, kad kažkoks autoritetas pasakytų, kad tu gali atsipalaiduoti. Tu nenorėjai į tą žygį, tai gerai, ir neik į tą žygį. Bet ne vien tik tai žygio kontekste mes ateiname pas Dievą su tokiais prašymais, prašydami, kad Dievas išpildytų mūsų valią. Nes mums atrodo, ir Jėzus išgyveno tą įtampą, kad tas kūnas ar ne, kad ir ką jisai reikštų, traukia atgal. Jėzus puikiai žinojo, jisai jau ir ne kartą kalbėjo, ir Jono Evangelijoje yra parašyta, kai mokiniai bandė kovoti už Jėzų su kalavijais. Jėzus sako, patraukit šalin tos kalavijus. Argi aš negersiu tos taurės,
kurią man tėvas yra paruošęs. Jėzus žinojo, dėl ko jisai buvo atėjęs. Jisai žinojo, kas yra gerai, kokia yra Dievo valia, bet viduje jisai išliko autentiškas, jis atėjo pas Dievą ir Dievui atėjo su nekaltindamas nieko, pas tėvą ateina su šitą įtampą. Ir man Jėzus yra pavyzdys šitoje vietoje, kad mes pas Dievą turime ateiti, neturime baimintis, nereikia pas Dievą ateiti, viskas gerai, Dieve, tu šlovingas, visa kita, o ten kas viduj mano, aš tą bandau ignoruoti, bandau slėpti, tai yra nuodėminga, tai yra nepridera, bet Jėzus ateina pas Dievą ir realiai meldžiasi: Tėve, Aba, Tėve, tau viskas įmanoma, aš pripažįstu tavo galę, pripažįstu tavo išmintį, bet ar gali gyveninti mano valią? Ir Jėzus jaučia tą įtampą, kad jis nori kitaip negu, ir čia sakau, pirma tokia krizė savotiška, Jėzus visą gyvenimą nuo amžinybės iki įsikūnymo ir visą savo žemiško gyvenimo, visų savo žemiško gyvenimo metu nejautė tos įtampos. Dievo valia, jisai rašė, man vykdyti Dievo valią yra duona ir valgis, tas malonumas, jisai tuo gyveno, bet dabar jisai jaučia tą tokią krizę, tą tokią įtampą ir su tą įtampą jis ateina pas Dievą. Ir pirma galbūt tokia mintis iš šitos maldos, kuri mums yra labai pažįstama, kad mes ateiname pas Tėvą, pripažindami, kad Dievas yra visagalis, mes norime, kad Jisai įgyvendintų mūsų valią. Bet Jėzus čia nesustoja, aišku, Jisai pasako, bet tebūnie tavo, ne taip kaip aš noriu, bet tu nori. Mes čia, nes daugelis žmonių čia galbūt ir sustoja ir lieka būtent tame galinėjimėse su Dievu, kad Dieve, aš žinai, kad tu esi visagalis, va mano valia, va kaip turi būti gerai. Ir bandymas toksai neįsileidžiant Dievo į širdį yra bandymas tiesiog pramušti savo valią. Bet Jėzus čia sako, žiūrėk, tačiau ne taip, kaip tu nori. Bet ne taip, kaip aš noriu, bet kaip tu nori. Mato Evangelijai pasakyta, sako, Matas rašo kiek kitaip, sako, bet tebūnie ne mano valia, bet tavo valia. Ir čia Jėzus atrodytų supranta tą tokį, kad čia yra valios klausimas. Ir Jėzus mato, kad tai, kad Dievas yra visagalis, nereiškia, kad viskas yra naudinga tikslo pasiekimui. Na, pavyzdžiui, aš irgi šiandien atsikėlęs ryte, tarkim, jeigu mano tikslas būtų, nežinau, galima pasimti labai tokį fizinį tikslą, nubėgti, nežinau, maratoną nubėgti. Bet paimkime paprastesnį tikslą, kad užmegzti darnų santykį su savo vaikais. Mano gyvenimo tikslas toksai būtų, ar ne? Bet pasirinkite bet kokį tikslą. Gali būti, kad mes sportuojam, kad, norime mokslus baigti, dar kažką tai. Mes galime atsikelti ryte ir galvoti, mes viską galim daryti. Galime miegoti ir nesikelti. Galime dabar ateiti ir pavalgyti. Galime tiesiog nesirūpinti gerą nuotaiką, nes, arba jeigu prastai jautiesi, tiesiog nekreipti dėmesio į aplinką. Bet jeigu tu esi vedamas to tikslo, tu staiga pamatai, kad nors tu gali daryti viską, ką tu nori. Apaštalas Paulius irgi kalbėjo apie tai, sako, man viskas yra įmanoma, bet ne viskas yra naudinga. Tai reiškia, ne viskas pasitarnauja tam tikslui. Tu gali būti bet koks, tu gali būti šiandien ryte piktas, suirzęs, gali būti linksmas, dosnus, įsikvėpęs ir įkvėpimu besidalinantis su kitais. Tu gali važiuoti automobiliu į darbą ir nusukti visai į kitą kelią, važiuoti per aplinkelį, pavėluoti į darbą, arba tu gali tiesiog eiti pėsčiomis, arba sėsti į viešąjį transportą. Tu begalės dalykų gali daryti. Aš suprantu, mes nesame dievai, bet mes galime daryti begalės dalykų. Bet jeigu mes turime tam tikrą tikslą, tas tam tikras tikslas įpareigoja mus. Ir ne visi keliai gali nuvesti prie to tikslo. Ir kai pagalvoji, pradedi, pavyzdžiui, galvoti apie tos pasirinkimų galimybės, iš tikrųjų, jeigu tu turi tikslą ir pasirodo, net nebėra tiek daug tų pasirinkimų. Ir kartais būna vienas pasirinkimas ir tas kelias, kuriuo veda tas pasirinkimas, yra siauras ir vingiuotas. Ir taip tu gali daryti, ką nori, bet jeigu tu esi vedinas tuo tikslo, tu supranti, kad bet kas negali, bet ko negali daryti tame kelyje.
Ir santykiuose lygiai tas pats, pavyzdžiui, jūs galite, įvyko konfliktas jūsų tarpusavio santykiuose, jūs galite elgtis kaip norit. Jūs galite elgtis kaip norit. Jūs galite užkėtinti savo širdį ir, viskas, einu į tyl. Nekalbadienius ir vieniems tie nekalbadieniai gali tęstis valandą, kitiems 2 dienas. Teko sutikti porų, kur moteris prisipažino, sako, aš galiu tylėti ir 3 savaitės. Aš galiu ką nori daryti, bet jeigu aš noriu kurti tarpusavio santykius šeimoje, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, aš žinau, ką turiu daryti. Aš turiu atleisti, aš turiu pasistengti būti malonesnis arba malonesnė, aš turiu mažiau galvoti apie savo nuoskaudas ir savo įsiskaudinimus, aš turiu ieškoti kažkokio tai kompromiso, eiti į kažkokias tai dėrybas, atlyginti žalą, jeigu tai nuo manęs priklausė, arba atvirai pasikalbėti, kaip aš jaučiuosi tarpusavio santykiuose. Ir tu dažnai jauti, ir mes tai dažnai jaučiame, yra vienas kelias, vienas pasirinkimas, įsiskaudinti, būti griežtu ir negailestingu. Ir kartais ta riba nėra tokia labai aiški, bet yra vienas kelias, kuriuo skatina mus eiti išdidumas, savanaudiškumas, pavydas, susireikšminimas, galbūt keršto siekimas. Ir yra kitas kelias, kitas būdas kurti santykius, puoselėti santykius. Ir jeigu, pavyzdžiui, mano noras kurti darnius santykius su vaikais, aišku, aš turiu pirmiausia prašyti Dievo išminties, turiu galbūt ir knygų paskaityti ir pasikalbėti su specialistais, priklausomai nuo to, kur yra mano santykiai dabar. Bet aš tikrai suprantu, kad bet kaip negaliu gyventi, bet kaip negaliu daryti, bet kaip negaliu bet kaip elgtis. Ir tada ateina ta mintis, kad gerai, tegul būna ne mano valia. Aš nežinau, kaip reikia elgtis, arba aš žinau, bet mano kūnas sako, vienaip reikia elgtis. Nuodėmė skatina mane elgtis savanaudiškai ir priešingai Dievo valiai. Bet yra tas vienas kelias ir Jėzus čia šitoje maldoje pripažįsta, gerai, bet Dieve aš pasitikiu arba pavedu save, tegul būna taip, kaip tu nori. Į tikslą dažnai veda labai nedaug, keletas galbūt būdų tu gali pasiekti savo tikslą taip, kaip tau, pagal tavo temperamentą, pagal tavo būdą, bet iš tikrųjų tų kelių dažniausiai yra labai nedaug. Ir greičiausiai yra tik tais vienas būdas ir tas yra labai siauras, su daugybė atsišakojimų ir su daugybė klystkelių. Ir juo eiti nėra taip jau ir lengva. Ir čia Jėzus nuolankiai pripažįsta, kad gerai Dieve, begalės yra galimybių, tu gali daryti ką nori, bet aš esu per daug, aš dabar esu šitoje vietoje, kur Dieve turiu pasitikėti tavo vedimu ir tavo valia. Aš žinau tavo valią, dabar galbūt man atrodo, kad tavo valia yra pareikalaus per daug kančios, per daug aukos, bet vis tik tais aš žinau, kas yra gerai. Ir mes čia susidurime su Kristina, mes konsultuojame poras ir iš tikrųjų matome, kaip poroms labai dažnai sunku, yra tokie keli etapai. Pirmiausia, ateiti į poros konsultaciją ir paskui išlikti joje ir dirbti su tarpusavio santykiais. Tai tie, kas jau ateina, jau pasiekia tam tikrą, jau yra nugalėtojai savotiškai, bet iš tikrųjų yra lengviau to nedaryti. Lengviau eiti kažkur kitur, kažkaip tai kitaip, neinvestuoti ir nesirūpinti santykiais. Bet žmonės ateina ir sako, gerai, tai yra tas siauras kelias, kuriuo mes turime eiti. Ir jie ryžtasi eiti. Ir iš tikrųjų būna daug visko. Ir nusivylimų, ir nenoro, ir spardymosi, ir nežinau, ir šaukimo, ir klykimo, ir džiaugsmo akimirkų, visko būna. Bet kai tu supranti, kad, aš jeigu noriu santykius išlaikyti, man reikia kažką tai daryti. Ir aš esu pasiruošęs daryti viską, kad tie santykiai būtų išsaugoti. Ir grįžtant prie mūsų tų žygių, tai dažniausiai, visas mūsų jaunimas, kurie dalyvauja šitoje programoje, galų gale ir išeina į tuos žygius. Bet netgi tame žygyje yra, gerai, nepakovosi, valia yra tokia, kad tu turi išeiti į žygį, jeigu nori pereiti į kitą lygį. Tai tu turi eiti ir aš stebiu jaunimas išeina, ir vieni tiesiog priima tą Dievo valią, nes tokia, arba projekto organizatorių valią, nes tokia jinai yra. Ir tu darai, ir tu supranti protu,
kad taip yra geriau ir tu, žinai, dėl įvairiausių priežasčių, ar tu bijai pasakyti, ar parodyti savo jausmus bijai, ar maištauti per daug nedrasu, ar tu matai, kad kvaila būtų čia šitoje vietoje maištauti. Nu tiesiog sukandė dantis, pasiėmė kuprinę ir išeini. Ir galima būtų pasakyti, kad Jėzus šitoje vietoje nugalėjo, ar ne? Kad Jėzus pavedė save Dievo valiai ir užsidėjo tą kuprinę, jeigu taip galima pasakyti perkeltinę prasme, ir leidosi į tą žygį, na, čia žygių negali pavadinti, bet leidosi į tą kelionę, kuri jį atves galų gale prie kryžiaus ir nuves iki mirties. Bet Jėzus čia nesustoja. Yra galima vykdyti Dievo valią, kada tu supranti, jog taip yra geriau. Aš suprantu, kad taip yra geriau. Pavyzdžiui, aš suprantu, kad cukraus, miltų, žinai, angliavandenių per didelis naudojimas ir neveiklumas yra pražūtinga fiziniai tavo sveikatai. Ir aš galiu suprasti protu, kad tokia yra valia, taip viskas yra sukurta, kad reikia fizinio aktyvumo, reikia prižiūrėti, ką tu valgai ir tu tai gali daryti, nu aš suprantu, gerai, tai reikia daryti ir aš tai darau. Bet Jėzus čia nesustoja ir aš noriu, kad ir mes čia nesustotume, nes yra ir trečias žingsnis. Jeigu mes einame per tą tokį slėnį, santykių savotiškai krizės, santykių išsiaiškinimo, kas nėra blogai, eikime per tą slėnį. Bet žinokime, kur yra tas išėjimas. Ir išėjimas yra tas trečias, jeigu taip galima pasakyti, net nežinau, etapas, stadija, net nenoriu to vadinti, nes mes turime tokį polinkį viskas sukramtyti į kažkokius tai labai apčiuopiamus žingsnius, etapus, į kažkaip tai netgi maldą, žinai, padalinti. Va, reikia melstis 3 žingsniai maldą. Arba 7 laimingos santuokos, žinai, žingsniai, 7 žingsniai į laimingą santuoką, arba į intimumą, arba, žinai, kad turėtum gerą karjerą, reikia 4 dalykų. Ir mums patinka šitie dalykai, tai aš labai atsargiai apie tos 3 etapus šitoje maldoje kalbu, bet galbūt tai padės lengviau įsivaizduoti. Pirmiausia, mes kalbame apie tai, kad Dieve, tu viską gali, ar gali mano valią įgyvendinti. Bet jeigu mes suprantame, kad mūsų valia nėra tokia jau patikima, Dievas viską mato ir viską žino, mūsų matymas ir žinojimas yra pakankamai ribotas. Ir dėka Biblijos, dėka šventosios dvasios darbo mūsų širdyje, mes pradedame matyti, kad, ne visi mūsų norai, tai ką aš noriu, ne visada tai yra man pačiam naudinga. Dievo valia yra, Dievas darbuojasi mano naudai. Dievo valia nėra man priešas ir aš ją priimdamas tik tai savo padarysiu malonę ir mes galime tiesiog sakyti, gerai, tokia Dievo valia. Gerai, eisiu tuo keliu, kad ir koks jisai sudėtingas benusimato, sukasiu dantis ir tai darysiu. Bet aš manau, kad yra ir trečias žingsnis ir jo reikėtų nepamiršti. Grįžtant prie Jėzaus maldos, Jėzus sako, Dieve, tau viskas yra įmanoma. Ir čia aš noriu vėl grįžti į šitą pareiškimą, kad Dievui viskas įmanoma, ne kaip į tokį nusivylimą, kad aš negaunu tai, ko noriu, bet Dievui yra viskas įmanoma. Tai reiškia, kad aš galiu melstis, Dieve, tu viską gali, todėl įgalink mane daryti tą gerą dalyką. Tu viską gali, todėl įgalink mane padaryti tai. Aš neturiu eiti vienas. Dievo valia tokia, gerai, dabar užsidedu kuprinę ir einu. Ir grįžtant prie tų žygių palyginimų, iš tikrųjų vieni praeina žygį, nes reikia padaryti ir pilnai neįsitraukia į tą procesą. Bet teko sutikti jaunų žmonių, kurie, aišku, dauguma iš jų, arba jeigu visi grįžę, yra giliai patenkinti savo pasiekimais, bet yra viena tiesiog žygiuoti ir bambėti, kada čia viskas baigsis, kaip čia sunku, kaip čia blogai ir paskui parėjus džiaugtis, kad namų šiluma, kad viskas yra baigta, bet yra visai kas kita, tą žygį, kad ir koks jisai sudėtingas ir iššūkiai kelintis bebūtų, tu eini į jį pilnai įsitraukęs ir netgi randi pasimėgavimą šito procesu ir netgi džiaugiesi tais iššūkiais, kurie ateina, nes tu žinai, kad tu gali juos nugalėti. Aišku, tai yra tik tai žygis, bet čia Jėzus kalba šitoje maldoje, arba Biblija mums apreiškia, kad Dievas viską gali, jis gali, jeigu jisai gali viską, jis gali tave ir sustiprinti šitame kelyje. Ir manau, kad čia yra geroji žinia,
Jėzus, kada išeina iš Getsemanės sodo, mes jo net pažįstame. Mes jo net pažįstame. Jis pilnas išminties, pilnas pasitikėjimo, netgi išgyvendamas didžiausią dvasinę, fizinę, emocinę kančią, jis yra tvirtas, netgi žmonės stebėdami jį ant kryžiaus pripažįsta, kad šitas yra Dievo sūnus. Bet kas įvyko, kas nutiko? Aš manau, kad transformacija įvyko Getsemanės sode, ta santykių krizė, kuri galėjo būti, jos pasiekmes galėjo būti labai įvairios. Jėzus galėjo tiesiog nusipurtyti dulkes ir sakyti, Dieve, tau viskas įmanoma, ieško kitų būdų, aš išeinu. Bet Jėzus sako, imasi tos minties, kad Tėve, jeigu tau viskas įmanoma, vadinasi, aš galiu pereiti per šitą, įgyvendinti tavo valią, pripildytas tavo galios. Ir aš prisimenu, mes po kiekvieno žygio mes darom, tokį į pizzeriją nuvažiuojam pavalgyti. Ir tai toksai kaip bonusas, kad yra ko laukti. Ir nuvažiuojam į pizzeriją, mes ten užsisakėm, ir picos, ir gerti, ir aš užsakiau gaivaus gėrimo, ir užsakiau kiekvienam iš jų, bet savo neužsakiau, su ta mintim, kad mes pasidalinsim, ar ne? Ir aš, taip, mes ten kalbamės, aš padėjau savo tuščią stiklinę ir sakau jaunimui, žiūrėkit, čia mokesčiai, gerai? Čia mokesčiai, kas kiek galite įpilti. Vienas ten, vos įpylė, va taip mokesčius moka, ar ne, kitas ten šiek tiek daugiau įpylė. Dar kitas įsipylė viską savo, sako, atsiprašau, aš visai pasimečiau, duodu atsigerti, iš mano stiklinės. O kitas jaunuolis taip ir liko apsikabinęs tą buteliuką, viską susipylė į savo stiklinę ir lyg nieko toliau gyveno. Ir man toks pyktis paėmė, suprantat? Ta pica, tas gaivus gėrimas, ta pica tai yra dovana jums. Tai yra dovana jums. Aš paprašiau tik tais mokesčio atsigerti, šiek tiek to limonado. Ir žmogus gavęs dovaną negali pasidalinti su kitu, ar ne? Negali mažo mokesčio kažkiek tai pilti. Jisai dovaną palaikė, kad tai yra mano. Aš su niekuo nesidalinsiu. Ir man toks pyktis paėmė, kad aš čia, rūpinosi jumis, jūs pamaitinu skanę pizzą, rūpinosi, kad gerai jaustumėtės, o jūs tai priimate savo ir nedėkingis. Ta prasme, aš galėjau ir neužsakyti, nepavaišinti jūsų pizzą, nenupirkti to gaivaus gėrimo. Ir, ir jūs būtumėt grįžę namo, prašė tėvų, kad jie duotų kažką tai valgyti, bet čia buvo jums dovana. Bet aš čia, aišku, apie save kalbu. Žmonės sprendžia savo pačių pasirinkimus, apie savo pačių pasirinkimus ir jų pasiekmes, bet man paėmė toks pyktis, kad aš nebegalėjau kalbėti. Man numušė bet kokį ūpą kalbėti. Rūpintis jais, man pradėjo lysti visokios mintis. Ai, čia su jais mes žaidžiam, kiek man metų, kiek jums metų, kodėl aš čia turiu žaisti su jumis, kažkur vestis, kažko rūpintis, kažkokią programą jums pasiūlyti, kviesti joje dalyvauti, prižiūrėti, kad jums sekasi, kad jūs net nesugebate, mokesčius sumokėti ar ne, įpilti man to gaivaus gėrimo. Ir aš nuėjau į tualetą ir meldžiausi tokiais žodžiais. Dieve, tau viskas yra įmanoma. Tau viskas yra įmanoma. Padaryk, kad aš galėčiau vėl juos mylėti. Su jų klaidom, su jų netobulumais. Tau viskas įmanoma. Mano valia buvo tokia, eikit jūs visi, šunim šėko pjauti. Mano valia būtų tokia, kad tas jaunuolis užspringtų, pradėtų kosėti ir sakytų, va, tai dėl to, kad nedaviau tau atsigerti, kad jisai suprastų, va kokia mano valia buvo, kad jie suprastų, kaip galima greičiau, jeigu reikia per kančią. Bet aš tada nuėjau į tualetą ir meldžiausi, Dieve, tau viskas yra įmanoma, Padaryk, kad aš galėčiau būčiau mylinčiu ir galėčiau juos mylėti. Išmintingą meilę, nepriekabę, nebambančią. Ir tada išėjau iš tualeto, atsisėdau prie jų, buvo iš pradžių lyg ir sunkoka, bet paskui jaučiau, kaip šventoji dvasia pripildo mano širdį meilę, ramybę, aš atradau
į tą situaciją radau būdų, kaip pasižiūrėti iš kitos pusės. Ir iš tikrųjų aš priimu tai kaip stebuklą, kad Dievas padarė stebuklą, aš nelikau toje savo valioje. Ir aš manau, ką Dievas mums žada, kokioje mes situacijoje bebūtume, aš suprantu, mes kito žmogaus negalime pakeisti, bet mes galime pasikeisti. Ir Jėzus šitoje maldoje jisai sako, Tėve, tau viskas yra įmanoma, aš nenoriu daryti tai, kas man yra numatyta. Jeigu yra įmanoma, tegul aplenkia mane ta 6 taurė, jeigu yra įmanoma, įgyvendink mano valią. Bet tada Jėzus sako, tebūnie tavo valia. Ir Jėzus, galima sakyti, apsuka ratą toje maldoje ir vėl grįžta prie to, Dieve, ta galia, tau viskas yra įmanoma, tu gali pripildyti mano širdį noru, pripildyti mano širdį gale, pripildyti mane šventąja dvasia, kad aš galėčiau tavo valią įgyvendinti, nesukandęs dantis ir suprantu, kad čia yra Dievo valia, ką padarysi, negaliu iš jos pabėgti, bet kad aš tai daryčiau savo noru, džiaugsmingai. Ir man šita malda yra geroji naujiena ir palinkėjimas mums visiems. Mes, į Dievo karalystę iš tikrųjų kelias yra labai siauras, kaip ir į daugybę mūsų gyvenimo tikslų. Jeigu nenoriu vien tik tais kalbėti apie amžinąjį gyvenimą, apie mūsų sielų išganimą, noriu praplėsti ir kalbėti apskritai apie tai, kaip mes gyvename, kaip mes santykiuose su vaikais, su savo aplinka, ką mes kurime, kaip mes savo namus remontuojamės, kaip mes važiuojame į darbą. Mes visą laiką mes turime pasirinkimą. Galime būti bambantys, tokia, gerai, būsiu geras, nes taip reikia, nors viduje jaučiuosi visiškai kitaip. Ateikit pas Dievą, atverkit visas savo kortas, kalbėkite taip, kaip yra, bet tikėkite tuo pažadu. Jeigu Dievui viskas yra įmanoma ir jeigu jūs tuo tikite, vadinasi, jis gali pakeisti ir jūsų širdį, jis gali jūsų širdis pripildyti meilę, išmintim ir energiją, kad tie iššūkiai, per kuriuos jūs einate, jūs eitumėte per juos ne kaip aukos, ne kaip vergai priversti nešti tą gyvenimo naštą, bet kaip nugalėtojai, pilni Dievo galios ir pilni Dievo dvasios. Tiek šiandien, tokie mano pamastymai Jėzaus maldos tema. Jeigu jie jūs palėtė, pamėkite šitą video, jeigu galite ir kyla ranka, pasidalinkite juo su savo draugais. O iš vis, jeigu jau kyla ir abi rankos, tapkite šio kanalo Šventas laikas sekėjais. Gerai, sudie visiems ir Dievo galios kiekvienoje jūsų gyvenimo situacijoje, tegul šitas pažadas, kad Dievas gali jūs sustiprinti ir duoti nepalyginamai daugiau, nei jūs prašote ar norite, šitame kelyje jūs sustiprinti ir padėti ne tik tais jį pergyventi, pereiti, bet patirti ir prasmę, ir džiaugsmą. Ir tegul visi tie iššūkiai, per kuriuos jūs einate, būna nugalėti Dievo galia. Sudie.